Įsivaizduokit, turiu tokį portfelį, kuriame guli 50% grynieji pinigai, kita dalis apie 25 procentai yra Bitcoino ETF'as, o kita dalis yra trigubos sverto Nasdaq'o ETF'as. Spėkit, kaip jam sekasi, net kai rinka pakrenta, net kai pasvyruoja ir taip toliau ir panašiai. Ogi sekasi jam va štai taip. Jis yra žalias ir bent jau šiai dienai tai yra 53 procentų prieaugis IBIT ETF, tai yra Bitcoin ETF'as, 20 procentų prieaugis QQQ3, tai yra trigubos sverto Nasdaq'o ETF, kuris irgi uždirba vidutiniškai apie 30-40 procentų per metus. Bet kodėl laikyti dar pusę portfelio kešų, kas yra daugumai nesuprantama? O tam, kad jeigu šitos dvi pozicijos, kurios yra labai stipriai svyruojančios, staigiai nukristų, aš turėčiau labai daug perkamosios galios nupirkti jas ir uždirbti po to iš staigaus atkilimo. O kaip žinoti, kada jas pirkti ir kada dedikuoti kitą pinigų sumą tokiam nedideliam portfeliui, kur investuoju tik po 200 eurų per mėnesį, vienintelis rodiklis yra VIX-as, kuris kai pakyla virš 40, tada ir bus dedikuoti šitie pinigai ir būna dedikuoti šitie pinigai į rinką ir į supirkimą būtent šitų super svyruojančių aktyvų. Tai jeigu supranti, ką darai, svyravimas yra tavo draugas. Tad jeigu nori pradėti investuoti, atsidaryk vertybinių popierių sąskaitą, nuoroda štai čia, pasitikrink VIX-ą ir tiesiog pradėk darbinti pinigus, kai visi bijo.